14 skyrius. Transporto priemonių išsidėstymas kelyje. Jeigu važiuojamoji dalis horizontaliojo ženklinimo linijomis ir arba kelio ženklais suskirstyta į eismo juostas, transporto priemonės turi važiuoti šiomis juostomis. Užvažiuoti ant brūkšninių horizontaliojo ženklinimo linijų leidžiama tik persirikiuojant į kitą eismo juostą. Kirsti ištisinės horizontaliojo ženklinimo linijas leidžiama tik taisyklių 3 priede nurodytais atvejais. Jeigu yra ištisinė horizontaliojo ženklinimo linija, vienguba ar dviguba, skirianti priešingų krypčių eismo juostas, vairuotojas privalo važiuoti dešiniau nuo jos. Dvipusio eismo kelyje iš 4 ir daugiau eismo juostų arba kelyje su skiriamąja juosta draudžiama įvažiuoti į priešingos krypties eismui skirtą kelio pusę, važiuoti skiriamąją juostą arba ją pervažiuoti. Vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto. Krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji transporto priemonės masė didesnė kaip 3,5 tonos, draudžiama važiuoti toliau nuo važiuojamosios dalies dešiniojo krašto negu antrąją eismo juostą, išskyrus tuos atvejus, kai jiems reikia sukti į kairę, apsisukti, apvažiuoti kliūtį, sustoti arba stovėti vienpusio eismo kelyje. Negyvenvietėse vairuotojai, vairuojantis transporto priemonės, kurių greitis neturi viršyti 40 km/h, taip pat transporto priemonės, kurių bendras ilgis daugiau kaip 7 metrai, turi laikytis tokio atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės, kad juos lenkiančios transporto priemonės netrukdomos galėtų persirikiuoti į dešinę kelio pusę. Reikalavimas negalioja, jeigu vairuotojas pats rengiasi lenkti, taip pat esant judriam eismui. Transporto priemonės, kurių konstrukcinis greitis negali būti didesnis kaip 40 km/h arba kurios dėl techninių priežasčių negali pasiekti tokio greičio, turi važiuoti tik kraštinę dešinę eismo juostą, išskyrus tuos atvejus, kai jos lenkia, apvažiuoja, persirikioja arba sustoja vienpusio eismo kelyje krovinio krauti. Mopedų, lengvųjų keturračių vairuotojai privalo važiuoti tik pirmąją nuo važiuojamosios dalies dešiniojo krašto eismo juostą, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus tuos atvejus, kai jiems reikia sukti į kairę, apsisukti, apvažiuoti kliūtį, važiuoti tiesiai, kai iš pirmosios eismo juostos leidžiama sukti tik į dešinę, sustoti arba stovėti vienpusio eismo kelyje. Motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojams, vadeliotojams draudžiama važiuoti veją, šaligatviu, pėsčiųjų ir ar dviračių taku, dviračių juostą arba užvažiuoti ant jų, išskyrus tuos atvejus, kai užvažiuoti ant šaligatvio krašto leidžia stovėjimo būdą nurodantis kelio ženklai, o dviračių takas ar dviračių juosta pažymėti 1,14 horizontaliojo ženklinimo linija. Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis skiriamąją juostą, pylimų ar iškasų šlaitais, grioviais, įvažiuoti į kelią ar nuvažiuoti nuo jo nespecialiai tam įrengtose vietose. Draudžiama transporto priemonėms, išskyrus dviračius, elektrinės mikrojudumo priemonės, apvažiuoti tą pačią kryptimi važiuojančias transporto priemonės iš dešinės, išskyrus leistiną sukančių į kairę, apsisukančių transporto priemonių apvažiavimą iš dešinės, važiuojant kelkraščiu, lėtėjimo ar greitėjimo juostą. Ta pačia kryptimi lėčiau važiuojančias transporto priemonės rekomenduojama apvažiuoti iš kairės. Vairuotojas, atsižvelgdamas į greitį, privalo laikytis tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojančią transporto priemonę, jeigu ji būtų stabdoma, taip pat palikti tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus. Rekomenduojama, kad atstumas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės būtų nemažesnis kaip per 2 sekundės nuvažiuojamas atstumas arba nemažesnis kaip pusė spidometro rodmens, paversto metrais. Pavyzdžiui, kai greitis 70 km/h, atstumas turi būti nemažesnis kaip 35 metrai, jeigu eismo sąlygos nereikalauja kitaip. Rekomenduojama, kad motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus, tarp transporto priemonių paliktų nemažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km/h ir nemažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai motorinių transporto priemonių greitis didesnis kaip 50 km/h.